Taip, didelė dėžė. Čia yra toksai pusiau toks papigeiskas šitas patefonas. Žodžiu, jisai turi galimybę perrašyti muziką į tiesiai SD kortelę. Į kortelę. SD kortelę. Matot, Fenton. O, ir dėžė parinkta. Lygiai tokia atitinkanti. Gerai, aš to išpakuosiu, turiu pratęsti. RP 1620 Record Player, Fenton, USB Recording, tai va rašo per USB, RCA Output, tai turi RCA išvesti, built-in garsiakalbį, turi garsiakalbius ir 3 greičiai. Kaip žinia, senos plokštelės būdavo įrašinėjamos keliais greičiais, tai o plokštelių pas mane yra labai daug. Taip, kas čia? Pasižiūrim English. Taip, high quality record player with ceramic cartridge. Okay, handmade wooden built-in range stereo speaker system. Record from vinyl to MP3, skamba vinyl labai gerai. MP3, USB playback, adjustable pitch control, remote just cover. Dust cover. Gerai, BT receiver failas galima iš Bluetooth. O, turi Bluetooth labai gerai. Į transmisijų galima su ausinėm klausyti ir groja 7-10-12 solių. Autostop yra, labai gerai. Tai va, 3 greičiai, Trim 3, Cam 5, 7, 8. Man atrodo, pamiršau, koks Cam 5. Ar Trim 3 populiariausius. Cam 5 yra Adapter Included, Belt Driven Mechanism, RCA Line, Countermesh, oho, tiek daug klausykit ir taip pigiai, ten 100 eurų šiam ar kiek kainavo. Gerai, tu aš išpakuoju, pratęsiu. Pasistačiau taip, įėjimas, maitinimas, išėjimas, tarkim, ausinėm, ar dar kam nors. Išėjimas kolonėlėms ir čia yra, turėtų būti USB, rašymas USB. USB flešiuką, ne SD kortelė, aš galvoju, kad USB kortelė. USB flešiuką irgi neblogai. Taip, ir čia, tu aš jį apsuksiu. Taip, čia garsiakalbiai jaučiasi, 2 garsiakalbiai. Nu, garsiakalbiai, tai žinot, atsiprašant, reikės tiek jungti išorinius. Taip, čia pritvirtinta matau. Tuojamėsi, sorry, čia biški remontas daromas, tai siena nelabai kokia. Čia adapteris šitam plokštelė, būna tokios plokštelės su dideliais. Dideliam tokiam skliem. Nu ir viskas. Čia, kaip supratau, šitas nuvalo dulkes. Bet kaip jį naudoti, ar jį reikia nuimti ir nuvalyti, ar po to, nu, okei, nesvarbu. Ir kas čia? Pitch, okei, pitch reguliuojasi. Bluetooth'as, phones, auxiliary. Okei, minimum, maximum garsas. Nieko ypatingo čia žodžiu. Gerai, einu pabandyti jungti ir pažiūrėsim, ar gros. Uždegiau šitą prožektorių. Norėjau jums parodyti štai čia. Kas ten yra per funkciją. Nematau. Stop. Automatinis stopas ir greičio reguliavimas čia, kaip matot. Greitį pareguliuojat priklausomai nuo plokštelės. Dabar taip. Čia adatėlė matosi ar nesimato? Reikia turbūt tą plasmasę nuimti. Va, matosi. Gerai, tuo aš surasiu plokštelę, pamėginsim, ką nors čia pagroti. Plokštelę. Turėtų groti kažką. Nežinau, koks greitis. Čia reguliuojas dar greitis papildomai. Čia tikslesnis greitis arba. Gaila, nesireguliuoja bosai niekas. Neaišku, koks čia greitis nepasižiūrėjau.
greičiausiai šitas bus greitis. Nu, normaliai groja. Tai va. Galima USB rašyti ir taip toliau. Rekomenduoju nusipirkti. Jeigu nereikia kažko ypatingo, sudėtingo. Nuorodą įdėsiu kaip visada. Nu, kas man patinka, kad yra toksai, tarkim, čia pakeliat tą adatą, ne? Taip, ir jinai, kai nuleidžiate ant plokštelės, jinai labai lėtai, va, minkštai nusileidžia. Tai čia toks pliusas, nes anksčiau tose senuose nebūdavo tokio dalyko. Taip, čia reguliuojasi pitch, tai greitis pasirodo, aš galvoju, kad čia tembras kažkoks. Nu ir čia persijungiat į šitą, į patefoną, bluetoothą, aux, ar kaip ten, ir USB įrašymą. Ir viskas, o čia įsijungia paprasčiausiai, va, įsijungia. Ir įsidega lemputė. Ir grojat, ir tiesiog iš karto, čia kaip ir visose. Tik patraukiat prie plokštelės ir pradeda suktis. Nu ir viskas. Garsiakalbiai, tai aišku, čia reikia jungtis prie išorinio, nes tie va mažiukai 1-2 pasirodo. Nu, groja tai labai prastai, bet man esmė buvo persirašyti USB. Čia kaip tik ir yra USB portas, tai aš tą žadu ir pasidaryti, persirašyti. Ir turėt kaip MP3, nes plokštelė yra daug prikaupta. Tai va, nuorodas aš jums įdėsiu kaip visada.